Sveiki Lietuvos Respublikos piliečiai, draugai, pažįstami, artimieji, tie, kas myli ir nekenčia. Ši tema, šios dienos laida ir ši tema man yra labai svarbi ir aš norėčiau padaryti šią laidą tinkamai, gerai ir iki galo. Todėl ją atidėlioju ganėtinai ilgą laiko tarpą ir kuo toliau atidėlioju, tuo daugiau informacijos susirinku ir tuo man sunkiau visą tai struktūrizuoti ir sudėlioti į lentynėlės, kad tai būtų kažkaip suprantama, priimtina ir pasiektų kiekvieną mūsų šalies pilietį, kuris žiūri mano laidas. Situacija yra sekanti. Išsiskyriau su žmona ir netyčia susidūriau su ją prieš metus. Jinai man uždavė klausimą. Priekaištą klausimą. Yra žmonių grupė, visi jie turi vienokią nuomonę, o vat pas tave jinai visą laiką kitokią. Ir tuo metu aš nesureikšminau, kai mes kalbėjom su ją to klausimu, po to apmastydamas visą tai, kas buvo pasakyta, kaip tas vystėsi pokalbis, pergalvodamas, permastydamas viską, aš užkliuvau mintimis už to, kodėl taip yra, kodėl taip galėtų būti. Ir aš pradėjau galvoti apie tai, kaip patikrinti mūsų su ją, su mano antra pusė, skirtumus. Laidoje su Egle aš apie tai šiek tiek užsiminiau. Bet tada aš suformavau nemažai hipotezių ir ieškojau atsakymų į tas hipotezes. Vienam, antram žmogui papasakoju ir kiekvienas tas pašnekovas kažką pridėdavo. Po kiek laiko atsirado informacijos šiaip tiesiog įdomios. Beieškant išlindo kai kurie įdomus niuansai. Papildomai išlindo informacijos visai neseniai dėl šauktinių ir maždaug bendrą vaizdą aš jau turiu susidaręs. Bet pradėsiu nuo tos nykiosios dalies, nuo įžangos, kur aš papasakoju nykiai, kaip aš prie to priėjau ir koks iš esmės buvo, kokio ilgio kelias. Taigi šios dienos tema yra silpnapročiai. Ir su silpnaprotystė aš, kaip dabar suprantu, susidūriau labai senai. Pirmi signalai, žymos, kad kažkas yra negerai su mane supančiais žmonėmis, buvo dar nuo vaikystės. Kai tu bendrauji su vyresnio amžiaus žmonėm, kažkokiais, sakykime taip, gatvėje kažkur susidūrei su vyresniu žmogum, jau tokio pensijinio amžiaus žmogum. Tu supranti, kad kažkas su juo ne taip. Jis kažkaip keistai bendrauja. Kažkaip nuklysta jo mintis. Tu jam bandai kažką pasakyti, bet jisai apie savo, jisai neklauso tavęs, jisai, aš tai priimdavau, kad tai yra, iš esmės, tiesiog suaugęs žmogus. Tai yra vyresnio amžiaus žmonės, jie tokie. Ir besimokant universitete, aš užtaikiau ant vieno vaizdo įrašo, YouTube kanalas Medfilm, ir tenai buvo rodoma šizofrenija. Tai yra, daktaras sėdi su pacientu, uždavinėja pacientui klausimus ir ten iš esmės apie psichinės negalės įvairias buvo. Bet pats pirmas, kuris mane sudomino, tai buvo šizofrenija ir aš suprantu, kad kažkoks medicininis senas filmas, sena laida. Ir daktaras kalba su pacientu, kalbas, taip keistai kažkaip jis bendrauja, tas žmogus. Pabaigoj tos laidos daktaras pateikia apibendrinimą. Nesugebėjimas vesti pokalbio, nesugebėjimas išklausyti, nesugebėjimas tinkamai sudėlioti minčių, to, nuo 3-10, maniakinė šizofrenija. Ir aš galvoju, pala, kaip šitaip, tai galimas daiktas, kad tie žmonės, su kuriais aš bendravau, jie galimas daiktas yra psichiškai nesveiki. Aš įsijungiu kitą vaizdo įrašą ir ten vyresnio amžiaus žmogus kalba taip, kaip aš esu įpratęs. Matyti suaugusius, tos vyresnio amžiaus žmonės bendraujant ir ten išvada. Demencija. Ir aš tada susivokiau, kad pasaulyje mus supa begalė žmonių su įvairiom psichinėm negaliam. Kadangi aš stengiuosi prie savęs neprileisti žmonių bet ko, iš bet kur, pabandau su vienu su kitu pabendrauti ir jeigu aš matau, kad jisai neverta su juo bendrauti, aš tiesiog jo vengiu ir stengiuosi labai nesivelti į pokalbius. Dėl tos priežasties mane tas supančių žmonių ratas, jis yra ganėtinai ribotas ir man to pilnai pakanka.
Bet tos mintis, kurios prasidėjo, vat aš pradėjau stebėti žmonės, ne, kaip jie bendrauja, ką jie kalba, kaip jie elgiasi. Vat kaip iš to medicininio filmuko. Ar jie sugeba palaikyti pokalbį. Pavyzdžiui, kaip ten buvo dar viena formuluotė. Skurdų žodynas. Didybės manija. Ir tu stebi žmogų ir žiūri, kurie žodžiai, vat, kurie tie terminai, kurie apibūdinimai tinka tam žmogui. Ir man tada pradėjo darytis nejauku, kadangi tu supranti, kad yra, tikrai jų yra nemažai. Bet po pokalbio su žmona aš užsidaviau, kaip galima tai būtų pamatuoti. Ir nusprendžiau pasižiūrėti, pasitikrinti protinius gebėjimus. Tai yra atlikti intelekto koeficiento testą. Jį atlikus, rezultatai mane pastatė į dviprasmišką padėtį. Mano rezultatai buvo aukštesni nei vidutiniai. Ir aš pradėjau ieškoti to atsakymo, kiekgi jų iš tiesų yra. Kiek kokios grupės žmonių, kiek tokių yra kaip aš, kiek yra tokių žemesnių gebėjimų, kiek yra protingesnių, kiek jų galima būtų realiai surasti Lietuvoje. Vienintelį, ką aš radau, ką man pavyko surasti, tai yra bendrinė tokia formuluotė, kad 20% yra silpnapročiai, 60% yra daugmaž aplink vidutinius protinius gebėjimus ir 20% yra aukštesni nei vidutiniai protiniai gebėjimai. Kas yra įdomu, kad visą laiką pateikiama Gauso kreivė. Tokia taisyklinga, kepuraitė. Bet aš, kadangi susidūrė su technika, susidūrė su fizika, man kilo įtarimų, kad greičiausiai galimas dalykas, kad tai yra tiesiog principinė schema. Ir realybė yra visiškai kitokia. Ir aš pradėjau ieškoti informacijos. Ieškojau informacijos, koks pasiskirstimas tarp šalių, koks yra intelekto koeficientas, kokioj šaly, kaip tai skiriasi. Nes Gauso kreivė ta pateikiama tokia standartinė. Tai yra principinė schema. Realybėj Gauso kreivių, šiaip kreivių, išsidėstymo, išsibarstymo, pasiskirstymo, jų yra įvairių. Ir man kilo įtarimų, kad visose IQ testuose yra kalbama, kad ten, sakykime, tokių kaip jūs yra 10%. Tai yra kalba buvo apie tokių kaip aš. Tokių kaip aš pasaulyje yra 10%. Atkreipkite dėmesį formuluotę. Pasaulyje. Ne kiekvienoje šalyje, o pasaulyje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pavyzdžiui, jeigu žmogus augo vienoje šalyje, jisai buvo protingesnis ir po to jisai išvažiavo iš savo šalies. Tai reiškia, kad pasaulyje jisai yra, bet ne toj šalyje, kurioje jisai gimė ir išaugo. Aš pradėjau žiūrėti intelekto koeficiento pasiskirstimo šalyse. Kiekvienoje šalyje atskirai koks yra vidurkis. Ir aš pamačiau, kad mūsų šalyje, priklausomai nuo testo ir netgi mano Facebooko paskyroje už manęs esantis paveiksliukas, jis yra būtent žemėlapis tų šalių IQ, pagal šalių intelekto koeficientą. Ir ten toks yra momentas, kad mūsų šalyje, Lietuvoje, matosi kitokia spalva nei visam šitam mūsų Pabaltijo regione. Pabaltijo, Rusija, Baltarusija. Ir jeigu tu ten įsižiūri į tos kartogramą, į tos simbolius, kokie ten yra pateikti, tu matai, kad mūsų šalyje intelekto koeficientas yra žemesnis nei aplink mūsų esančiose šalyse. Kas įdomu, kad mus lenkia Rusija ir Baltarusija. Kas dar įdomu, kad mes panašiai, mus šiek tiek lenkia Jungtinės Amerikos valstijos. Bet jos pralaimi Rusijai ir Baltarusijai. Nusileidžia intelekto koeficiento lygių. Reikia turėti omeny, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra dulkių siurblys, kuris iš viso pasaulio siurbia žmonės su aukštu intelekto koeficientu. Ir kai tu matai skaičius vidurkį 98, 96, priklausomai nuo metų, nuo atliekančios tyrimą institucijos, o pas mus yra 94, 96, 95, tu užsiduodi klausimą, kaip taip gali būti. O viskas yra ganėtinai paprasta. Vidurkis tai yra, kai mes sudedam minimum, maksimum ir padalinam per pusę. Tai vat yra variantas, kai visi yra aplink tą vidurkį, apie tą vidutinį skaičių. Ir jie išsibarstę, ten
3 vienetais. Tai gautųsi, kad, sakykime, Jungtinėse Amerikos valstijose yra vidurkis 98 plus minus 3. Tai yra 95, 101. Juos sudedam, padalinam ir gaunam 98. Bet mes juk žinom, kad Jungtinėse Amerikos valstijose yra daug aukšto intelekto žmonių. Reiškia, jų intelekto koeficientas nuo 98 yra į didžiąją pusę. Jie daugiau yra. Ne? Ir ten, sakykime, tų intelektualių žmonių IQ yra 140. Nuo 140 iki 98 yra 42 vienetai. Kad gautųsi 98 vidurkis, reiškia, turi būti atitinkamas kiekis mažesnių protinių gebėjimų žmonių. Reiškia, kad ten bus 56. Tai vat spektras nuo 140 iki 56. Ir tada pradėjau taip nerimauti. Tai kiek pas jūs tenai yra silpnapročių? Ir ant kiek jie yra silpnapročiai? Imkim Lietuvą. Lietuvoje galimas daiktas, kad nėra tokio išsibarstymo. Kadangi pas mus galimai nėra aukštų protinių gebėjimų asmenų. Ir vat pas mus mūsų išsibarstymas yra aplink 94. Kas yra svarbu ir ką reikėtų paminėti, kad yra toks terminas debilas. Debilumas. Tai yra viena iš silpnoprotystės formų. Debilas nuo žodžio debilis. O debilis yra neįgalus, silpnas. Neįgalus kažką suvokti, suprasti, padaryti. Tai va tas terminas apibūdina žmonės, suaugusius žmonės, kurių protiniai gebėjimai yra žemesni nei 70. Tai yra IQ žemesnis nei 70. Tarp 70 ir 83, 6, kaip kokiai specifitoj klasifikacijai, tai yra ribinės asmenybės. Jie nesilpnapročiai, tai nėra debilai. Bet ir kaip ir su protiniais gebėjimais vadinti žmogum turinčių menkus protinius gebėjimus irgi negali. Jis toksai supasi. Kas yra įdomu, kad Vietnamo karo metu buvo atliktas eksperimentas. Buvo surinkti žmonės silpnapročiai, surinkti ir išsiųsti į Vietnamą. Ir išaiškėjo, kad tokie asmenys mūšio lauke ar 30% ar 3 kartus dažniau žūsta. Dabar tiem silpnapročiam, kurie dabar bandys pasakyti, jis neatsimena, jis nežino. Kalbant apie istoriją, aš jūs neapkrausiu datomis, tiksliais pavadinimais. Taip, todėl kad tai nėra esmė. Jeigu jūs tą informaciją, kurią aš pateikiau, schematinis vaizdas, jūs sudomino, jūs galite nueiti ir naudodami tuos raktinius žodžius, kuriuos aš pateikiau, susirasti informaciją. Mano tikslas nėra jūsų durninti, apgaudinėti, meluoti jums. Mano tikslas yra pateikti tą informaciją, kurią aš turiu. Tas žinias, tas naujienas. Kai aš pateikinėjau informaciją, aš pateikiu, pavyzdžiui, su datom. Ne? Kalbėdamas apie Iraką, aš galėčiau pasakyti, kad, pavyzdžiui, Jungtinėse tautose buvo kratoma milteliais mėgintuvėlėje ir sakoma, kad Irakas turi cheminį ginklą. Ir aš galiu apie tai užsiminti. Aš galiu pasakyti maždaug apie kokius metus, kad tai apie 2004 metus. 2004-2006. Tai 2004-2006 metais Kolinas Pauvelas, Jungtinių Amerikos valstijų vienas iš įtakingų asmenų, kratė Jungtinėse tautose mėgintuvėlių su kažkokiais baltais milteliais ir sakė, kad mums reikia įsiveržti į Iraką. Ir aš pasakau, kad tai yra 2006 tam, kad žmogus, jeigu turi noro, kad jis parašęs Kolinas Pauvelas, pamatęs nuotraukytę su tais milteliais, galėtų maždaug įsivaizduoti, kad tai yra ne 1600, ne ten 908 metai kokie, o būtent jau šis tūkstantmetis ir ganėtinai neseni įvykiai. Todėl jeigu jūs norit kažkokios informacijos patikrintos, tikrinkit patys. Ieškokitės. Aš jūs tik suteikiu kryptį, kur jūs galite patys pasiėmę kastuvėlį arba pasinaudodami naršyklę prisikuisti savo informacijos, prisiskaityti įdomių straipsnių
Ir tai bus jums naudinga. Aš negaunu atlyginimo už tai, kad jums teikti pramogą. Aš noriu pasidalinti tą informaciją, kurią aš esu surinkęs. Tom naujienom, tom žiniom, tom įžvalgom, kurios man kilo pastaruoju metu ir kuriam aš noriu su jumis pasidalinti. Čia pasirodė visai neseniai vienas straipsnis apie mūsų karių psichinius gebėjimus. Apie tai, kad 2/3 mūsų šalies karių netinkami yra kariniai tarnybai dėl psichikos sutrikimų. Ir turint omeny, kad po Maknamaros projekto, po Maknamaros debilų išsiuntimo į Vietnamą ir jų ten didžiulio kiekio žuvusių, buvo prieita išvados, kadangi jie tenai ne tik patys žūsta, bet kelia pavojų kitiem kariam. Tai buvo prieita prie išvados, kad psichinę negalią turintys asmenys, tai yra silpnoprotystė sergantys žmonės, ne psichinė negalė, o tai yra silpnopročiai, jų į karinę tarnybą imti negalima. Ir pasiskaičius mūsų keliamus reikalavimus mūsų šalies kariams, ten yra punktas, kur yra nurodoma, kad karinė tarnyba neįmami asmenys, kurių protiniai gebėjimai yra mažesni nei 70 ir ribiniai, kurių protiniai gebėjimai yra nuo 71 iki 82-83. Aš pats esu susidūręs su intelekto koeficiento testavimu, bankomate taip vadinamam. Kai aš nuėjau prisiduoti į karinę tarnybą, ten mus sukvietė į vieną kabinetą, visiems išdalino testukus ir mes turėjome užpildyti berods 100 klausimų. Senokai tai buvo, man tuomet buvo 19 gal metų. Testavimas buvo įdomus, klausimai įdomus ir ten buvo tokių keistų, nuolat pasikartojančių klausimų. Neužbėgsim įvykiam už akių. Žodžiu, atlikom mes tą testą ir po to vyksta, tu vaikštai toliau per kabinetus ir keliose kabinetuose, neatsimenu, ten psichologė turbūt ir dar kažkokia specialistė vertina atsakymus. Ir jinai eina, žiūri, kodėl klausime tokiam, tai perskaito klausimą ir kodėl jūs pasirinkote, jums patinka sodininkystė. Dėl to, kad ir ten tokių klausimų apie gėles, apie medžius, apie sodininkystę buvo ganėtinai nemažai. Ir aš jai aiškinu, kad, mano močiutė turi sodą. Man patinka prižiūrėti medžius, man patinka juos formuoti, man patinka juos genėti, man patinka juos prižiūrėti. Jinai kažką pasižymi. Čia 2 momentai. Kas man tada patiko ir visą gyvenimą aš nešuosi su savim, kad iš esmės jeigu vyksta jau testavimas, tai klausimų turi būti ne 10 su 3 manomais atsakymais ir ten gali dar įsiskaičiuoti, o turi būti kaip minimum 100 klausimų. Ir kiekvienas turi turėti po 5 niekaip nesusijusius atsakymus, ta prasme, kad tu negalėtum išryšti loginę seką, jie turi būti, ta prasme, kad atmetimo būdu, kai ten būna 3 žodžiai ir pagrindiniai, ir jie vienaip kitaip sudėlioti ir po to koks nors papildomas 4 žodis, kuris absoliučiai niekaip netinka prie tų 3 ir po to vienas komplektas daug maž kažkas logiška. Tai kad nebūtų tokių nesąmonių, turėtų būti normalūs klausimai ir kad dar turėtų būti žmogus, kuris užduoda klausimą, kodėl jūs čia taip pasirinkote, kodėl jūs pasirinkote tokį atsakymą. Nes aš esu jau daręs laidą apie apklausas ir ten pateikinėjau pavyzdį apie tai, kad užduodamas klausimas, jūs už karinį konfliktą? Ne, aš kaip ne už karinį konfliktą, bet jeigu tai yra kalba apie tai, kad mūsų kažkas užpuola, kaip aš ir už. Todėl sakyti kategoriškai, kad negaliu, todėl pasirenku už, nors iš tiesų man tai yra nepriimtina. Ir priklausomai nuo klausimo formuluotės, pateikiant 2 galimus atsakymo variantus, po to gali tekti perklausti, kodėl buvo pasirinktas būtent toks atsakymo variantas. Tai ten man patiko taip, kaip buvom testuojami. Aš tada nesuvokiau, kokie prasmė tų testų, kam to reikia, nes klausimai buvo ganėtinai, įdomus apie medžius, apie bites, tokių buvo. Ne visi atsakymų tiksliau buvo ir buvo tie atsakymai visai nelogiškai atrodytų pateikti prie kažkokio klausimo, bet jie buvo būtent skirti tam, kad išsiaiškinti, ar tarp tų šauktinių nėra silpnapročių, debilų arba žmonių su ribiniais gebėjimais, protiniais. Toliau, kas pas mus eina? Tai
vat yra pasirodė naujiena, kad 2/3 šalies šauktinių netinkami kariniai tarnybai dėl psichikos sutrikimų. Psichologinių priežasčių, kažkaip tokia formuluotė. Bet ten nėra nurodoma konkrečiai, kalbama yra apie depresiją. Bet aš nenustepčiau. Nes ten, taip pavarčius, ten tokio punkto depresija kažkaip, jisai man nelabai užkliūna. Man labiau užkliūna būtent tas momentas, kad iki 70 neįmama. Ir nuo 70 iki 70 taigi 80 kažkelių, tame tarpe visų silpnapročių negalima imti į karinę tarnybą, nes jie yra pavojus savo ir aplinkiniams. Iš to, jeigu mano prielaidos yra teisingos, mūsų šalyje 2/3 jaunimo, jaunuolių yra silpnapročiai. Jų protiniai gebėjimai yra žemesni nei vidutiniai. Dar ką reikia pasakyti. Būna žmonės, kurie surenka 100 ir labai didžiuojasi, kad aš norma, aš normalus. Norma tai yra tai, kas yra priimta mūsų visuomenė. Ir 100 tai yra norma dėl to, kad žmogus turintis IQ 100, plius minus, keli vienetai. Tai yra toks žmogus, kuris mūsų visuomenėje gali gyventi, nepatirdamas diskomforto. 100 yra būtent tokia mintis, kad žmogus turintis IQ 100, jisai gyvendamas šiuolaikinėje visuomenėje nepatirs diskomforto. Jis nebus bukas ir tai nebus silpnaprotis ir tai nekels jam problemų, kad jisai galės pats savarankiškai eiti į darbą, galės užsidirbti, galės pats pirkti alkoholinius gėrimus, galės vairuoti, galės šeimą turėti, ten. Bet tai nereiškia, kad jis yra protingas. Gink Dieve. Jis tiesiog gali funkcionuoti be kitų žmonių pagalbos ir nepatirdamas diskomforto. Tik tiek. Aš buvau paprašęs Vaido patalpinti mūsų TV prašymą atlikti intelekto koeficiento testą. Ir rezultatus patalpinti komentaruose po tą žinutę. Atsirado 2 žmonės, kurie pasidalino savo rezultatai. Jie atsiuntė, viena moteris atsiuntė man asmeninį žinutę Facebook'e per Messengerį. Kitas informavo mane apie pasiektus rezultatus. Daugiau nei vienas. Bet aš paprašiau atlikti testą intelekto koeficiento tinklalapyje, kuriame tu gali stebėti rezultatus. Ir jeigu, sakykime, iki to dažnumas atliekamų testų buvo maždaug 1 į valandą, paimkim, ten būdavo parašytas slapyvardis ir kurio metu buvo atliktas testas. Tai buvo žmonių, kurie tenai atlikinėjo tos testus ir galima buvo atsekti, koks dažnumas, tankumas yra tų atliekamų testų. Ir kai aš paprašiau, jų tas dažnis padidėjo tiek, kad gaudavosi 1 į 5-6 minutės. Buvo 1 į valandą, o pasidarė 1 į 5-6 minutės. Ir rezultatai, jie buvo šiaip savo. Išsibarstymas nuo 80, toks pagrindinis, nuo 86 iki maždaug 106. Ekstremumų buvo, tai yra, kad buvo, kurie surinko daugiau, ten 130, 140, berods 140, ne, gal 100, apie 139, netoli 140. Ir buvo, pas ką rezultatai buvo gerokai žemesni. Kas ten surinkdavo 70, 68, 76, 80, žodžiu, buvo tokių. Čia reikėtų pasakyti, kad tada aš pergalvojau, tada dar buvau nesurinkęs tos informacijos ir nežinojau šitos situacijos mūsų karinėse pajėgose, kad ten dėl psichikos sutrikimų jaunuolių neima. Tada aš jau pradėjau galvoti, kad iš tiesų mūsų visuomenėje yra didžiulė problema. Ta Gauso kreivė, kuri tokia graži, iš tiesų jinai yra nustumta link silpnaprotystės. Ir mūsų šalyje yra begalė silpnapročių. Protingi, tie, kurie turi aukštesnius protinius gebėjimus, galimas daiktas pabėga iš mūsų šalies. O galimas daiktas jų tiesiog nėra. Aš kai pirmą kartą atlikau intelekto koeficiento testą, aš susiformulavau hipotezes.
man šovė mintis, kad galimas daiktas, kad yra tokių žmonių, kurių protiniai gebėjimai neleidžia priimti, kad yra protingesnių už juos. Jie tiesiog fiziškai nesugeba to suvokti. Nu, vat jiems tai yra nesuvokiama. Jiems tai yra absoliučiai nesuvokiama, nesuprantama, kad už juos gali būti protingesnių. Ir aš tai pasakojau su viena moteriškė, kalbėjau apie šitos dalykus. Ir jis sako, tai čia Dunningo-Krugerio efektas. Aš pasiieškojau informacijos, kas tas Dunningo-Krugerio efektas ir išaiškėjo, kad asmenys su žemesniais protiniais gebėjimais linkę pervertinti savo protinius gebėjimus. Jie linkę manyti, kad jie yra protingiausi, šauniausi ir geriausi. O visi kiti už juos yra kvailesni. Ir atvirkščiai, žmonės su aukštais protiniais gebėjimais, jie linkę nuvertinti save. Nes jiems viskas, didžioji dauguma dalykų šitam pasaulyje yra savaime suprantami. Jie žiūri į kažkokį procesą ir jie puikiai supranta, kaip tai veikia, iš kur ten pasiema, atsiranda energija, kodėl dabar liūtis, griaustiniai, iš kur ten tie žaibai ir iš kur tie garsai ir kodėl tie... Jis kuo puikiausiai tai supranta ir jam tai yra nesunkiai suvokiama, o silpnapročiui dundulis per dangų vartinėjasi vaje. Aš jau labai jau taip pagražintai, bet mintis yra tokia, kad silpnapročiai jie nepriima, jie nesugeba priimti, kad yra už juos protingesnių žmonių. Dabar grįžtam prieš tai pasakytos minties, kad kaip gali būti, iš kur atsiranda tie silpnapročiai ir kodėl jų toks didžiulis kiekis. Čia reikėtų pakalbėti apie vaikus mauglius. Tai yra tokie vaikai, kurie išaugo su gyvūnais arba gyveno atskirai nuo civilizacijos, nuo kitų vaikų, nuo socializavimuose. Kaip pavyzdžiui, tokia buvo istorija Vokietijoje, tėvas kažkoks beprotis buvo ir pralaikė savo dukrą 24 metus Rusiją ir po to, kai jau ta mergaitė buvo surasta, kai ją bandė jau integruoti į gyvenimą, ją bandė apmokyti, tai geriausia, ką pavyko, tai yra išmokyti ją vaikščioti nebe 4, o stačiai. Ir jinai išmoko iš to bendravimo, tai yra tiesiog parodyti, kad jinai nori į tualetą, ten nori pavalgyti ir nori žaisti. Aš labai jau tai primityviai, bet iš esmės, kad jinai įdedant pastangų, žmonės užsiiminėjo su ją, bandė ją integruoti, išmokyti kažko, išmokyti bendrauti, kalbėti. Jinai, sakau, išmoko nebesituštinti po savim, tai yra nueiti iki tualeto, valgyti su šaukštu, sakykim taip, o ne rankomis ir nesusiversti, nekišti galvos į tą maistą. Ir tai būna, pavyzdžiui, su šunimis išaugintais vaikais, su kitais gyvūnais. Esmė šito proceso yra sekanti. Kai vaikas gimsta, ir vėlgi aš pateiksiu schematinį principą, schematinį vaizdą, nes tada, kai aš tą informaciją išgirdau, man netrodė tai aktualu ir svarbu. Dabar aš jau tikrai nepulsiu, neieškosiu, bet mintis yra sekanti. Kai vaikas gimsta, naujagimis, pas jį yra galvoje neuronų ryšiai. Ir jų yra 13 000 ar 30 000. Tai nėra esmė šio pokalbio. Esmė yra tokia, kad iš tų 30 per artimiausią laikotarpį, per artimiausią mėnesį, ar 3 savaitės, ar per pusę metų, numiršta tie neuronų ryšiai, kurie buvo nesuaktyvinti. Jeigu per pirmus 2 mėnesius vaikas buvo absoliučiai tamsoj, jam neišsivystys regėjimas. Jisai bus aklas. Jeigu per tą pirmą laikotarpį jis neišgirs jokių absoliučiai garsų, jis bus kurčias. Jeigu jis nepačiupinės, nepajaus kažko, tai yra, sakykime, neįsidės į burną, neparagaus, jisai nejaus jau šitų skonių. Jeigu jis neužuos kažkokių kvapų, jis bus be uoslės. Tai, kad vaikui yra labai svarbu laiku pačiupinėti jį supantį pasaulį. Labai svarbu laiku prie jo prisiliesti. Laiku kažką padaryti tam, kad jo protiniai gebėjimai vystytųsi toliau. Pavyzdžiui, tokie buvo ratukai, apvalaus ratas, vaikas pasodinamas per vidurį ir
ten ratukai ir tas vaikas laksto vaikštynė, man atrodo taip vadinosi. Ilgainiui buvo pastebėta, kad vaikai, kurie naudojasi vaikystėje tą vaikštynę, ten silpnapročių, tai yra debilų, labai didelis kiekis. Su motorika problema, su vystymosi protiniais gebėjimais, žodžiu, iš to galima daryti išvados, kad kiekvienam vaikui yra labai svarbu tam tikrų momentų, kad būtų stimuliuojamos smegenys. Dabar kas gaunasi? Pabandykime įsivaizduoti, kad mūsų šitam kapitalistiniam pasaulyje yra kokia nors švabo hebra, kuriems absoliučiai yra kapitalistai. Paprasčiau, kalbėkime taip, kad kapitalistiniam pasaulyje yra kapitalistai, kuriems nereikalingi protingi žmonės. Nes protingi žmonės, tai yra žmonės, kurie turi aukštesnius protinius gebėjimus, jie yra galvos skausmas. Jie nuolatos kažko reikalauja, jie nuolatos kažko gali prisigalvoti, o tokių kuo mažiau, tuo geriau. Ir debilumas šiai dienai mūsų supančiame pasaulyje yra skatintinas. Galite, aišku, paprieštarauti. Reikalas jūsų. Va, mes vis tiek vaikštom į mokyklas. Taip, pagalvokime, kad tos mokymo programos yra sudaromos kažkur. Ir vadinasi visa ta mokymo sistema Bolonijos. Tai yra mums primesta. Ir vaikai yra ugdomi taip, kad jie būtų galutiniam variante, baigę mokyklą, jie būtų debilais. Tai yra silpnapročiais. Tai yra žmonės, kurie nesugeba savarankiškai mąstyti, kurie turi menkesnius nei vidutinius protinius gebėjimus. Pabandykim tik įsivaizduoti, kad tai yra tikslas, kad tai yra daroma tikslingai. Pabandykime įsivaizduoti, kad va tai, ką aš kalbėjau, kad vaikas turi praeiti tam tikrus etapus, kad turi nukristi, kad turi susižaloti ir tada aktyvuojasi sekantis žingsniukas. Ir taip žingsniukas po žingsniuko vaikas ugdomas. Nes pavyzdžiui, aš savo vaikystę ganėtinai neblogai atsimenu, kur ką veikiau, kaip, o yra vaikų šiai dienai, kurie atsipeikėja, kurie aiškiai ir skaidriai pradeda matyti pasaulį ir praregi, būdami 16, būdami 18. Iki to jie gyvena alter ego, kitas aš, pasąmonėje. Jie nesivysto. Jie yra vedini instinktų. Ir po to toks žmogus ateina baigęs mokyklą, eina į universitetą. O ten vėlgi yra sudaryta tokia pati programa, kad tuos silpnapročius praleisti. Aš mokiausi universitete ir aš su vienu iš dėstytojų buvo išėjo kalba apie mokymo kokybę ir kažkaip per nesąmonę. Ir man aiškiai pasakė, o ko jūs norite? Jeigu mum vadovybė sako, dėstykit taip, kad nebūtų skolininkų. O tai yra neįmanoma. Nes yra toks terminas nemokytinas. Tai yra žmonės, kurie yra nemokytini. Jų neįmanoma išmokyti. Jie yra debilai, jie yra silpnapročiai. Bet kartelė yra nuleidžiama taip žemai, kad kiekvienas silpnaprotis įgytų aukštojo mokslo diplomą. Maždaug jūs vaizdą susidarėte. Jau maždaug įsivaizduojat, kokia yra situacija aplink jūs. Ir jeigu jūs nerandate bendros kalbos su žmogum, arba jūs įsivelėte į diskusiją su žmogum, jūs iš karto užduokite jam klausimą. Kokie tavo protiniai gebėjimai? Ir jūs patys atlikite intelekto koeficiento testą. Nes jūs greičiausiai nustebsite. Kodėl tai yra svarbu? Kodėl jį yra svarbu atlikti? Ir kodėl aš paminėjau tos žmonės, kurie yra Daningo-Kriugerio efektą? Todėl, kad dėl Daningo-Kriugerio efekto testo netlikinėja silpnapročiai, nes jie yra antiek įsitikinę, kad jie yra be galo protingi, kad jiem testo nereikia atlikinėti. Jeigu jūs manote, kad jums nereikia daryti to testo, didelė tikimybė, kad jūs esate debilas. Aš esu susidūręs su žmonėm, kurių intelekto koeficientas aukštesnis už mano. Mano yra apie 121, 122, o aš buvau susidūręs su žmogum, kurio 135 ir esu susidūręs su žmogum, kurio virš 140. Abiem atvejais mes labai neblogai bendraujam su vienu, su jaunuoliu, tai jisai ant dienų buvo užsukęs, mes pabendravom. Ir su to žmogum, kurio virš 140, man labai patiko bendrauti. Aš atėjęs pas jį į namus, buvau svečiavausi pas jį, apžiūrėjęs jo garažą, pamatęs, ko jis užsiminė, aš jam pasakiau žodžius, o jūs siaubingas žmogus. Jis manęs perklausė, ką jūs norėjote to pasakyti, kokia prasme. Sakau, su jumis geriau nesipykti. Jūs esate tokius žmogus, kurį nuo žiaurumo skiria labai nedidelė riba. Ir ta riba yra atsakomybės jausmas. Jeigu jūs kažkas nuskriaus, o netgi ne jūs, o jūsų šeima, jūs padarysit viską, kad atkeršit. Ir niekas absoliučiai jūsų nesustabdys. Niekas. Nebent tas, sakau, vienintelis variantas, kad pasversit, ar tai tikrai apsimoka. Ir žmogus taip
sutiko. Mes labai maloniai su juo pasišnekėjom, mes radom daug bendrų temų, daug apie viską pasišnekėjom ir kaip su to jaunuoliu. Bet kai aš nueinu į kitą spektrą, bendrauti su silpnapročiais, kas buvo, pavyzdžiui, universitete. Aš ėjau į universitetą ir tikėjausi, aš įstojau 6 metai po vidurinės baigimo ir aš kai įstojau į universitetą, aš tikėjausi, kad va čia aš atėjęs jau, aš turėjau tokių iliuzijų, kad, va, pavyzdžiui, kaip užsienyje būna, studentai sukelia provokacijas, daro protestus ir, va, kad va, ten jau aš jau surasiu tikrai įdomių žmonių, su kuriais mes galėsim bendrauti, kurti kažkokias teorijas. O ten nėra su ko bendrauti. Ir aš nesuprantu, kas su jais yra. Dabar aš suprantu, kad tai greičiausiai yra silpnapročiai, kad mūsų mokymo sistema yra padaryta taip, kad iš jų būtų daromi debilai. Tada aš to nežinojau. Ir tai yra svarbu jums. Jeigu jūs nesusišnekat su žmogum, pirmoje eilėje atlikite testą. Jeigu išaiškės, kodėl tai dar svarbu yra, kuo tai yra svarbu, santykiams yra labai svarbu. Būna taip, kad vyras ir moteris pradėjo kartu gyventi. Ir santykiuose pradeda kilti klausimas. Tokie formuluojasi pas vieną iš partnerių. O kodėl aš tavęs turėčiau čia klausyti? Ir va čia mums gali padėti tas intelekto koeficiento testas. Aš papasakoju visą tą savo teorijas, papasakoju vienam pažįstamui, papasakoju kitam pažįstamui, draugaičiui ir jie pradėjo atlikinėti tos testus. Patys atliko, pasiūlė savo draugam atlikti ir įdomus rezultatai. Kaip taisyklė buvo išimtis, bet pradėkime nuo taisyklės. Kaip taisyklė vyrai yra protingesni už moteris santykius. Pavyzdžiui, buvo tokia pora, kur vaikinas 101, panelė 102, ten ar 100 ir 101, žodžiu, kad pas juos labai, labai artimi, praktiškai tas pats rezultatas. Buvo variantų, kur vaikinas apie 100, panelė apie 80. Buvo vienas atvejis, kuris privertė susimastyti ir jis labai kardinalus ir aiškiai išreikštas. Tarp vaikino ir merginos skirtumas 45 vienetai. Mergina buvo silpnesnių protinių gebėjimų už savo vaikiną 45 vienetais. Jei suvokti tai, kas elementaru vaikinui, iš viso neįmanoma. Vat jei vaikinas kaip kosminis laivas kalba kažkokias nesąmonės, kurių jisai nenormalus, jis kalba visiškus vėjus, visiškas brėdas, jisai kvailys ir jinai net nesuvokia, kad jinai yra silpnesnių protinių gebėjimų. Jei neišeis niekada suvokti to, kas jam yra elementaru. Greičiausiai nepavyks to suvokti. Aš turiu vieną variantą, kai mergina apie 120 protiniai gebėjimai, o vaikinas nesugebėjo atlikti testo. Nesugebėjo. Ir situacija ten pokalbis sako, o tai kodėl tu su juo? Nu, taigi jis... O man tai paprasčiau, atsakė mergina. Aš galiu jį manipuliuoti, aš galiu jo naudotis, man taip geriau. Tai jeigu jūsų santykiuose kyla klausimas, kodėl aš tavęs turėčiau klausyti, jūs atlikite testą ir išaiškės, kas ko turi klausyti. Bet kaip sakiau, yra tas momentas santykiuose, jis yra labai svarbus. Nes galimas daiktas, kaip taisyklė, silpnaprotis galvoja, kad nenormalus yra jo partneris. Kad kažkas negerai su jo partneriu. Kad jisai yra kažkoks ten... Nors silpnaprotis yra silpnaprotis. Dar, kas man patiko visoje šitoje istorijoje, dar daug ten visko yra. Na, pavyzdžiui, Pentagonas mokėjo pinigus Walt Disnėjaus kompanijai už multiplikacinių filmukų gamybą Jungtinių Amerikos valstijų kareiviams ir piliečiams. Propagandinius multiplikacinius filmukus. Kodėl? Todėl, kad atliekant tyrimus su McNamaros šitais silpnapročiais ir dar truputį anksčiau, man atrodo, jau gerai pamenu, išaiškėjo, kad žmonių protiniai, tai yra tų silpnapročių protiniai gebėjimai yra tokie, kad jie informacijos ausimis nesugeba priimti, jiems reikia matyti, jiems reikia kažkokio vaizdinio. Jie negali perskaityti. Jeigu jie perskaito, jie vis tiek nesuvokia tai, ką jie perskaito. Jiems reikia vaizdinės medžiagos. Jiems reikia multiplikacinių filmukų, kad jie suprastų tą informaciją, kurią jiems pateikiama. Todėl, pavyzdžiui, kartais man tenka užtaikyti ant Skirmanto Malinausko informacinių laidelių. Aš visą laiką žiūriu į tai, kaip jos yra padarytos. Jos yra skirtos debilams, silpnapročiams. Todėl, kad ten yra daug žaisliukų, ten yra daug vaizdinės medžiagos, daug visokių pokštų, tam, kad išlaikyti tų silpnapročių
dėmesį į tą laidą, į tą informaciją, kuri yra pateikiama. Ten ne informacija, ten yra nieko nepridengtas melas. Ir kad jisai geriau susivirškintų, kad jisai kažkur ten silpnapročiui atgultų, reikia pasitelkti vizualinės priemonės. Ir aš jam atsakyčiau, taip, jūs visiškai teisūs, bet aš tai padariau sąmoningai. Aš dabar nenoriu jūsų labai stipriai apkrauti. Kitaip, be jų silpnapročiai informacijos nesugeba, nepajėgus priimti. Jie nesugeba tiesiog klausyti tai, kas yra kalbama, apdoroti ir padaryti tinkamas išvadas. Nepajėgus. Dėl tos priežasties Jungtinių Amerikos valstijų Pentagonas finansuoja filmų kūrimą, propagandinių filmų kūrimą, kur Jungtinės Amerikos valstijos yra pati geriausia šalis pasaulyje ir gali sau leisti visur skraidyti ir žudyti žmonės. Be teismo, sprendimo, be atsakomybės už savo veiksmus. O jie, amerikiečiai, yra patys geriausiai pasaulyje ir jie gali tai daryti. Ir tada amerikietis tiki, kad jie yra geriausia šalis, kad niekur geriau nėra. Ir kaip blogai gyvena, jeigu jau amerikiečiai gyvena gatvėse, tai jūs įsivaizduokit, pačioj geriausiai šalyje žmonės gyvena gatvėje. Tai jūs įsivaizduojat, kaip ten gyvena kažkur? Jie ten iš viso, jie ten visi miršta tiesiog. Gyvų ten nėra. Ten yra siaubas. Va tai yra ideologija. Va tai yra propaganda. Praeitų metų, tai yra 2023 metų spalio, lapkričio mėnesiais pasirodė anglų tyrimų rezultatai. Buvo berods tyriamųjų grupė 20 000 žmonių. Buvo atliktas tyrimas ir to tyrimo eigoje nustatyta, kad pesimistai turi aukštesnius protinius gebėjimus, o optimistai didžiąją dalimi yra silpnapročiai. Jeigu jūs laikote save optimistų ir jūs nematote reikalo atlikinėti intelekto koeficiento testo, didžiulė tikimybė, kad jūs esate debilas. Arba mažiausiai jūsų protiniai gebėjimai gerokai žemesni nei vidutiniai. Ne aš kaltas, kad jūs tokie. Nereikia ant manęs pykti. Kaltinkite jūsų pačią aplinką, mūsų mokymo sistemą. Aš dėl to nekaltas. Dabar jūs žinote maždaug, kokia yra situacija mūsų šalyje. Tiems, kas aukštesnių protinių gebėjimų, užuojauta jums. Nes gali būti po šitos laidos, po tos informacijos, kuri yra pateikta, kai kurie gali pagalvoti, kad oi, koks jis pasipūtęs, oi, kaip ten, oi, aš turėčiau aukštesnius protinius gebėjimus. Turėtumėte ir patikėkit manim, jums iš to laimės nebūtų. Bet jeigu jūs atlikote intelekto koeficiento testą ir išaiškėjo, kad jūsų protiniai gebėjimai ne 70, 80, nepergyvenkite. Tiesiog gyvenkite. Turėkite omeny ir tiesiog neišsišokite. Jūsų gyvenimas ganėtinai paprastas. Jums reikia tiesiog negalvoti, o žiūrėti į pasaulį, stebėti žmonės ir žiūrėti, kas yra turtingas. Nusižiūrėti jo veiklos modelį ir tiesiog kartoti. Jums nereikia nieko galvoti, išradinėti, prisigalvoti. Jums tiesiog reikia imti ir kartoti. Ir jūs būsite sėkmingas šiuolaikiniam kapitalistiniam pasaulyje. Nes šiuolaikiniam kapitalistiniam pasaulyje nereikia nei proto, nei žinių, nei gebėjimų. Nieko nereikia. Svarbiausia nebūtų sąžinės. O apie tai mes pasišnekėsime jau kitoj laidoje. Tiem, kas turi aukštesnius protinius gebėjimus, jiem tikrai yra, aš juos užjaučiu, nes problema yra tame, kad bendrauti, tų žmonių, su kuriais gali pabendrauti tau rūpimom temom, yra labai nedaug. Ir pavyzdžiui, tas žmogus, su kuriuo aš bendravau, kuris ganėtinai taip, su kuriuo man labai patiko praleisti visą vakarą, mes ten 3 valandas prabendravom. Tai vad bėda yra su juo. Bėda su juo yra tokia, kaip ir su manim. Mes neturime laisvo laiko, kad juo va taip imti ir švaistytis. Mes visada turime už savęs pasikrovę tokį vežimėlį įvairiausių projektų, įvairiausių bandymų, įvairiausios informacijos paieškų, kad tas vežimėlis darbų, kuriuos mes norėtume nuveikti, to vežimėlio darbų užtektų dar 3-4 gyvenimų. Aš nenoriu to žmogaus trukdyti ir jis pats, aš puikiai suprantu, nenori trukdytis. Nes jisai turi savo kažkokį ten tų darbų spektrą, jis nori juos padaryti, nori atlikti, nori pasibandyti ir jam mažiausiai reikia, kad jį kas nors trukdytų. Taip, būna norisi pabendrauti, bet tu supranti, kad tie žmonės, kurie turi aukštesnius protinius gebėjimus, jie turi savų užsiėmimų.
Ir iš esmės tie aukštesnių protinių gebėjimų žmonės, jie yra ganėtinai vieniši. Jie nesisocializuoja, nes tai yra laiko švaistimas, ten su visokiais debilais bendrauti, o sakau, su tokiais pačiais nesinori bendrauti, nes tai yra vėlgi laiko švaistimas. Būna kartais mes su to žmogum susiduriam ten mūsų šitais darbiniais reikalais, bet va tada stengiuosi kaip galima daugiau sužinoti, pabendrauti, pasikalbėti, pasidalyti įžvalgom ir visais kitais dalykais. Turbūt, kad šiai dienai tiek. Viso geriausio.